Pirmadienio vasario 27 dienos laidoje Kėdainiuose lankėsi krašto apsaugos ministrė Rasa Juknevičienė. Jaunieji liberalcentristai kvietė visuomenę į seminarą apie bendravimą bei emocijų ugdymą. Kėdainių Triobet krepšininkai beveik 30 taškų persvarą sutriuškino Kauno Baltus. Kėdainiuose apsilankiusių krašto apsaugos ministrė Rasa Juknevičienė ne tik susitiko su rajono vadovais bei padėjo gėlių prie paminklo žuvusiems partizanams, bet ir bendravo su Atžalyno gimnazijos moksleiviais ir šauliais bei susitiko su kėdainiečiais. Ministrė akcentavo, jog šiuo metu esant sudėtingai ekonominiai situacijai daugėja neramumų, o ginkluotosios pajėgos pastaraisiais metais buvo mažinamos iki 8,5 tūkstančių profesionalių bei 4,5 tūkstančio savanorių. Tad svarbu skatinti rezerve būsiančių jaunuolių karinį pasirengimą, kuris pasitarnautų ne tik karinio konflikto atveju, bet ir stichinių ar techninių ekstremalių situacijų metu. Pasaulinė situacija yra nelengva. Kai kas sako, kad pasaulis nuo 1932, 5, 6 metų nėra išgyvenęs tokių didelių ekonominių, finansinių pokyčių, ypatingai Europos Sąjunga, Jungtinės Amerikos valstijos, kokius išgyvena dabar. Ir niekas nežino, kuo tai baigsis. Aš tikiu, kad Europoje rasis tvirta lyderystė ir kad pietų Europos valstybė suvoks, kad taip kaip mes sugebėjom priimti nelengvus sprendimus. Tačiau rezultatus dabar matom. Ekonomikos augimas Lietuvoje prognozuojamas šiais metais didžiausias, lyginant su kitom Europos valstybėm. Tai būtent yra tų darbų, kuriuos padarėm 90 metais pasiekmė, gerąja prasme. Tai va čia ir priklausys prognozės, koks bus tas mūsų pasaulis. O dėl naujovių, kokios įvyko per pastaruoju metu krašto apsaugos sistemoje, tai pirmas, svarbiausias dalykas. Mes iš esmės pakeitėm požiūrį į mūsų ginkluotą gynybą. Jeigu įstojus į NATO buvo manoma, kad dabar jau mums patiems nebereikia rūpintis nei struktūrom, nei rengimu, nei ginkluotę čia viduj Lietuvoje, o užtenka tik dalyvauti operacijose kur nors užsienyje ir tada NATO ateis ir mus apgins, tai akivaizdu, kad tai buvo klaidinga koncepcija. Po Gruzijos įvykių daug kas suprato ir pačiame NATO ir čia, kad tą koncepciją reikia keisti. Ir mes praėjusiais metais gynimo taryboje priėmėm naują ginkluotos gynybos koncepciją, pagal kurią yra subalansuotas požiūris į gynybą. Taigi ir patys turim rengtis, ginti savo kraštą ir žinoma dalyvauti kartu su NATO svarbiose operacijose, kad užsitikrintumėm tą solidarumą. Neužtenka vien tik tai tos vadinamos reguliarios kariuomenės, kuri yra labai nedidelė Lietuvoje, viena mažiausia gyventojų skaičiuojant regione. Bet reikia rengti rezervą jaunus žmonės, kad jie mokėtų elgtis su ginklu, kad jie mokėtų, žinotų, ką jie turi daryti, ar nelaimių, ar ginkluoto konflikto atveju. Tai va čia yra pagrindinis darbas, sukūrėm skatinimo sistemą, kad pakviestumėm žmonės, nenorim grįžti prie privalomo kokio nors kvietimo žmonių, bet norim, kad įdiegtumėm Lietuvoje savanoriškumo principą. Krašto apsaugos ministrė užsiminė, jog besitęsiančio ekonominio sunkmečio metu galima apsieiti be prabangių automobilių bei triukšmingų brangiai kainuojančių švenčių, o sutaupytos lėšas geriau skirti bendruomenių užimtumo ir savarankiškumo skatinimui. Krašto apsaugos ministerija labai stipriai sumažino savo biudžetą 2009 ir 2010 metais. Jei buvo sumažintas biudžetas, ko gero, daugiau negu kitom, nes mes buvom solidarūs. Kadangi mūsų finansavimas krašto apsaugai yra nukritęs žemiau 1% nuo bendro vidaus produkto ir siekia vos tik tai 0,83, todėl mūsų sumažėjimas yra 1,5 milijono lyginant su praeitų metų biudžetu. Tačiau funkcijų padaugėjo ir jeigu žiūrėtumėm, kiek mums reikia išlaidų pagal funkcijų atlikimą, tai šie metam trūksta beveik 20 milijonų. Bandysim vidinių resursų, ten žiūrėsim, kaip seksis kai kurios projektus įgyvendint, gal ne visus pavyks, gal kaip, bet labai įtemptas biudžetas ir labai nelengva laikotarpį gyvenam kaip ir visi. Man labai svarbus bendruomenių reikalai, todėl kad tai suprantu irgi kaip tam tikrą valstybės saugumo dalį, kuo daugiau žmonių bus bendruomeniški, kuo daugiau žmonių suvoks, kad rūpinimasis jų kaimų, jų miesteliu, jų gatve, jų miestų yra ir jų pačių reikalas. Tai tuo saugesnė bus valstybė, nes tokie žmonės bus labiau pilietiški ir labiau prisirišę prie savo krašto. Jaunųjų
liberal centristų aljanso Kėdainių skyriaus aktyvistai suorganizavo seminarą Slapti bendravimo pagrindai, pastabumas ir atminties lavinimas, kuriame buvo kalbama apie asmenybės ir emocijų ugdymą. Seminarą organizuoja Kėdainių skyrius jaunųjų liberal centristų ir mintis kilo iš tikrųjų, kadangi mes užsiimam švietėjišką jauną, tiek jaunimo, tiek ne tik jaunimo, ir šitas seminaras yra labai tokio bendro pobūdžio, labai apima didelę sritį, tai yra bendravimą, mąstymą. Žmogus gali tobulėti tiesiog visose srityse, pritaikydama šitas žinias. Galbūt viešoje erdvėje pagrindinė problema yra komunikacijos žinių trūkumas, ar ne, bet šitas seminaras nebus apie tai, čia bus daugiau apie gyvenimišką bendravimą, žmogus tarp žmogaus, šiek tiek bus paliesta šita viešoji komunikacija, taigi aprieps plačią sritį, gan ir žmonės galės pasižiūrėti, ko jiems trūksta, ko jiems reikia pasisemti žinių. Seminaro vedėjas Mindaugas Vidugiris yra holistinių seminarų pradininkas ir viešosios įstaigos Sėkmės mokykla partneris. Seminarais, konferencijomis, sėkmės klubais ir vasaros stovyklomis siekiantis prisidėti prie aktyvių ir atsakingų piliečių visuomenės kūrimo Lietuvoje. Aš atstovauju tokią organizaciją, kuri vadinasi Griaunam. Griaunam yra vasaros žiemos stovyklos pagrindė ir jau ir įvairiausi seminarai, užsiėmimai jaunimui, jaunam žmogui, bet ir ne tik jaunimui. O ką mes šiandien darysim, tai nuo ko viskas prasideda, ko mes esam atpratę daryti, tai bendrauti tarpusavį. Ar mes mokam bendrauti, ar mes mokam prieiti prie žmogaus, kurio nepažįstam ir pasakyti komplimentą. Ar mes mokam prieėję prie žmogaus, pasakę komplimentą, nelaukti iš jo tokio pat atsako, tiesiog duoti ir nueiti. Ar mes mokam naudoti savo žodyną, kuris būtų geresnis, gražesnis, nuostabesnis, efektyvesnis, negu kad naudojam kiekvieną dieną. O paskui kaip sutvarkyti savo emocijas, kad jos leistų tau tai daryti, eiti į naujus žmonės, susipažinti su naujais žmonėmis. Ne tik Facebook'e, užlaikint ką nors, bet gyvai bendrauti. Anot pašnekovo, holistika yra raktas į permainas, o norint pakeisti gyvenimą, turi pasikeisti požiūris į sėkmės kriterijus, kuomet kiekvienas turi iš naujo apsibrėžti, kas yra gyvenimo prasmė ir apsispręsti, kad gyvenimo tikslas neturi nieko bendro su produktyvumu, pripažinimu, turtais, o vadovautis esminėmis holistinio gyvenimo vertybėmis, supratimu, sąžiningumu ir atsakomybė. Mano nuomonė, kai žmogus sugebės atrasti savo širdį, dūšią, etiką, moralę, tik tai tada bus geras mokinys, gerai pasiruošęs akademiniam pasauliu ir visam kitam dalykam. Tai mes darom tokį pokytį, kad žmogus atrastų savo vidinius, dvasinius ir moralinius dalykus, ant ko visi pamatai ir stovi. Ką mes dabar iš šonus iš principo numetam ir sakom, tu geriau eik pasimokyk politinės geografijos ar literatūros vietoj to, kad tu eitum, ieškotum, kasgi tu šitam pasaulyje esi, kodėl tu čia esi, ką tu turi nuveikti. Keičiam žmogaus sąmonę, kad jis visų pirma atrastų save, norint atrasti pasaulį. Reikia pažinti save. Savaitgalį Kėdainių Triobet komanda nudžiugino kėdainiečius ne tik gražių žaidimų, bet ir spūdingą pergalę Baltijos krepšinio lygos rungtynėse rezultatu 89-60 tiesiog nušluodama Kauno Baltų krepšininkus. Kėdainių komanda pačioje pirmojo kėlinio pradžioje spurtavo rezultatu 15-4 bei įgijo dviženklę persvarą, o netrukus jau mėgavosi saugių 17 taškų pranašumu, kurį sumažinti varžovams sekėsi itin sunkiai. Antrajame kėlinyje įpusėjus laikui Kėdainiai Triobet žaidėjams kiek atsipalaidavus jų persvara sutirpo iki 13 taškų, o kėliniui baigiantis abi komandos gavo po techninę pražangą. Už nesportišką elgesį buvo nubausti Baltų komandą neseniai pastiprinęs Jonas Mačiulis ir kėdainiečių garbę ginantis Vytautas Šulskis. Tačiau šis incidentas šeimininkų neišblaškė ir jie ilgąją pertrauką sutiko pirmaudami jau 20 taškų. Švieslentė rodė 47-27. Trečiajame kėlinyje Gedimino Petrausko auklėtiniams pavyko išvengti tuo momentu vis pasitaikančio žaidimo krizės. Šis ketvirtis baigėsi rezultatu 74-49. Ketvirtajame kėlinyje, likus žaisti kiek daugiau negu 3 minutės, Kėdainiai Triobet pasiekė net 30 taškų pranašumą. Tad paskutinė žaidimo atkarpa buvo tiesiog formalumas. Iškovoję 9-ąją pergalę iš 18 galimų, kėdainiečiai pakilo į 6-ąją turnyrinės lentelės vietą. Komandos treneris Gediminas Petrauskas džiaugiasi pelnytą ir gražią pergalę. Kėdainių ekipa savo varžovus pranoko beveik visose statistikos kategorijose. Jie taikliau metė tiek 2 taškius, tiek 3 taškius, be to atkovojo daug daugiau kamuolių, bei atliko beveik 4 kartus daugiau rezultatyvių perdavimų. Pergalė ir graži, ir smagi.
ir manau tikrai pelnyti. Kaip kovojom, kaip dirbom visas 40 minučių, gal kelios minutės tik buvo prastesnės, bet šiaip tai taip, jie gera komanda, jie pasipildė Jonu Mačiuliu, kad ir koks jis bebūtų po traumus, bet jis geras žaidėjas. Ir iš tikrųjų tikėjomės, nepamirškit, kad jie LKL, jie šešetukė dabar yra, jie turi žymiai daugiau pergalių už mus, tai tas outsiderių etiketė jiems tikrai nelimpa, bet tikrai rimtai pažiūrėjom, kaip matot pagal rezultatą, nebuvom atsipalaidavę rungtynėm, ta prasme, buvom atsipalaidę tiek, kiek galima, laisvas žaidimas, bet tikrai nenuvertinom varžovų. Patenkintas labai visais vyrais, kas mažiau, kas daugiau žaidė, bet iš tikrųjų visi šaunuoliai ir nėra kada džiaugtis, poryt jau žaidžiam su Sakalais ir tik tai pasiimsim teigiamo iš šitų rungtynių ir dabar koncentruosimės į antradienį. Renginiai Kėdainių kultūros centre. Kovo 4 dieną 14 val. Garbaus amžiaus žmonių klubo Rudenėlis popietė Lietuvos globėjo Švento Kazimiero dienai. Kovo 4 dieną nuo 14 iki 16 val. Meditacija pagal Sahadžą jogą. Kovo 8 dieną šventė Ačiū, kad šalia esi. 17 val. Kėdainių rajono dailės mokytojų kūrybinių darbų parodos Kaip žiūri, taip ir matai atidarymas. 18 val. Kėdainių krašto metų moterų apdovanojimai. Renginiai Kėdainių daugiakultūriame centre. Nuo kovo 2 dienos iki balandžio 4 bus eksponuojama žymios Lietuvos scenografės, dailininkės Martos Vosyliūtės iš Vilniaus personalinė tapybos darbų paroda Grieko vertimo motyvai. Kovo 3 dieną šeštadienį 15 val. Kamerinės muzikos koncertas Užburiančių garsų harmonija. Kovo 4 dieną sekmadienį nuo 10 iki 16 val. Kėdainių rajono klubo Mano namai pavasarinis kermošius. Renginys nemokamas. Kviečiame dalyvauti. Kovo 2 dieną penktadienį 17 val. Janinos Monkutės Marks muziejuje galerijoje konkursinės parodos 8 pasaulio stebuklas atidarymas.